Kauno Žalgirio ekipa pasiekė itin svarbią pergalę Eurolygoje. Sausakimšoje Žalgirio arenoje triumfavę kauniečiai gerokai sustiprino galimybės dėl tiesioginio patekimo į turnyro atkrintamasis rungtynes. Maža to likus 3 mačams Kauno Žalgiris dar gali svajoti ir apie aukščiausias vietas reguliariame sezone. Tikrai smagu už visą organizaciją, už visus žaidėjus, už visus, čia kiekvieno yra indėlis, bet dar, kaip sakau, dar nieko nepasiekėm. Jeigu pradėsim galvoti, kad mes jau čia geri, tai tada reikia baigti kabink sportbačius ant minės. Taip, kad mano čia tokia vizija, visą laiką turim vaikščioti ant žemės. Iki paskutinio kėlinio rungtynės Kaune vyko apylygiai. Tačiau tada lemiamą atkarpą sužaidė Žalgirio lyderis Silvanas Francisko, kuris ėmė pataikyti vieną tritaškį po kito. Po mačo prancūzas atviravo, kad tiesiog padarė tai, ką privalėjo. Tiesiog atėjo metas užsikurti. Buvo be galo sudėtinga, nes varžovai visą laiką buvo prilipę prie manęs. Tad pavargus pataikyti metimus yra labai sunku. Tačiau mėginau išlikti susikoncentravęs. Aišku, padėjo komandos draugai. Ir žinote, kai atėjo metas siausti, tiesiog buvo metas siausti. Francisko gyrė ir ekipos strategas Tomas Masiulis. Manau, kad jo čia tas jau lygis toks pasireiškia, kad jisai sugeba, svarbu nepanikuoti vis tiek. Svarbiausia, kaip tu gali žaidži. Jeigu tu sugebi išlaikyti, neįsivelt save ramiau išlaikyti, matau, kad jis ir pats su savim dirba ir mes tengiamės jam padėti, kad mes vis tiek turim kautis iki galo ir nepradėti per anksti panikuoti. Tik šį sezoną kaip Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris debiutavęs Tomas Masiulis yra arti istorinio pasiekimo. O Barselonos klubą nugalėjęs strategas iš karto po mačo negailėjo gražių žodžių buvusiam savo treneriui, legendiniam Jonui Kazlauskui, su kuriuo dar 1999-aisiais triumfavo Eurolygos turnyre. Tai tikrai žmogus, į kurių lygiuojas ir kuris mane netvedė man, aš su juo laimėjau didžiausius savo laimėjimus kaip žaidėjas ir mane pakėlė į tą lygį iš niekur, galima sakyti, taip, kad aš jam esu be galo dėkingas ir mačiau, kad jis buvo ir dar vienos rungtynės, man atrodo, su Pau, bet pralošėm, tai net sugebėjau prieiti, tikrai savo kaltinau save, tai dabar turėdamas progą, nuėjau, padėkojau. Po pergalės prieš Barceloną Kauno Žalgiris išsaugojo 6. vietą turnyrinėje lentelėje. Lietuvos ekipai Eurolygoje liko sužaisti 3 rungtynes. Sėkmės atveju žalgiriečiai galėtų pakilti net iki 1 vietos. Tiesa, treneris Tomas Masiulis dabartinę situaciją vertina santūriai. Norim vaikščioti ant žemės, suprantam tą visą žiūrovų ir fanų reakcijas, bet tikrai dar nieko nepasiekėm, net tos pergalės dar kol kas neduoda užtikrintumo, kad mes play-inai esam. Taip, kad kiekvienos rungtynės kaip lemiamos, net nuo pirmų rungtynių Eurolygoje jau taip šnekėjau ir taip dabar galvoju, kad sekančios bus lemiamos. Jau rytoj Kauno Žalgirio laukia rungtynės ir Lietuvos krepšinio lygoje. Žalgiriečiai išvykoje susikaus su Panevėžio Lietkabelio ekipa. Būtent prieš ją Kauno Žalgiris šį sezoną ir patyrė vienintelį pralaimėjimą nacionalinėme čempionate. Šį mačą bus galima stebėti BTV kanalu.